Labas rytas. Labas rytas. Man čia veikia truskinis. Dabar yra 6:30 ir mes keliamės. Valgysim, susikraunam viską ir keliaujame. Gal perfilmuot, nes štai truskinių išvadinu, nes truskis jisai čia kaip iškripėlis. Labas rytas. Pakuojamės daiktus. Dabar yra 6:30. Pavalgom. Susidedam viską ir keliaujam. O čia va mes miegojam. Šitokioj vietą. Ir upelis yra. Čia va buvo palapinė. Bet įsikūrė miesto centre. Realiai. Tai tiesa. Jo. Ir traukiniai važiuoja čia šalia. Už kokį 30 metrų. Bet nieko, viskas gerai. Pailsėję ir varysim toliau. Pamiegoja. Čia visi su šalmais važinėja. Labai atsakingai. Ir labai daug su dviračiais, žiauriai. Aš neatsimenu, kokiam mieste mes čia esam. Neatsimenu, kokiam mieste esam. Iš tu raidės, bet neatsimenu Torner. Kažkas toks. Ne Todžia. Aš nepamenu. Daug esmės nesudaro. Tebūnė Todžia. Tebūnė Torner. Nu gerai, Torner. Tebūnė Torner. Čia labai išvystytas dviračių kraštas. Žiauriai. Pavydėti. Gal man galėtume šitoje labai sausiai. Pasiruoši lietų jau. Einu į parduotuvę. Ne kažin kiek nuėjai. Nuėjau. Nu, biški. Vyra labai apsiniaukia ir šiek tiek pradeda jau lynoti. Tai galim gauti lietaus, nes ten priekį matau labai apsiniaukia. Pasitreniravom apsiausus užsidėti nuo lietaus, bet nelijo. Dabar staptelėjom šiek tiek susitvarkyti kojas. Kažką pakomentuosit? Nežinau, kurie pleistrai geriausi. Tai kai išsiaiškinsim, kelionės pabaigoje pasakysim. Koks metodas geriausias buvo? Papasakos, jie juodė yra. Čia yra ant kulnų tokie silikoniniai. Šitie man padeda nenutrinti kulnų, o mano kulnis yra žiauriai silpnas ir pastoviai būna nutrintos. Tai kulnėm kol kas yra stebuklas. Stebuklingai rekomenduoju silikoniniai čia yra. Kas toliau? Kam takį primerkė? Man, ko čia vėjas ją? Jagi pučia vėją. Gerai, o kaip priščiukai tavo visokie? Tu papasakok. Tai aš nežinau, papasakok. Tu žinai kaip? Yra puslių. Puslelė jau. Yra viena didelė puslė. Dabar su tapkėm bandai. Geriau, nes mano pirti. Ramintai geriau su tapkėm negu su žygio batais. Kol kas. Kiek jau kilometrą nuėjom? Kiek? Esam jau nuėję šiandien 11 kilometrų. Tai
Visai neblogai. Jau 11. Taip. Pleistrų sunaudota irgi 11. 11 pleistrų ir 11 km, tai mes, jeigu žadėtumėm eiti 50, tai mes tiek pleistrų neturim. Turim, tai gerai. Nu tai gerai, gal dar šiandien nueisim tada. Einam parduotuvę. Kuo labiau artėjom prie jūros, to vėjas vis didėja. Galimai matom jūrą ten tolumoje. Per kamerą, aišku, nesimato. Ir aš nesu tikra, kad ten jūra, bet beveik tikra. Einam, pėdinam savo tokį takeliu. Žymiai geriau negu asfaltas. Aišku, dviračiam geriau asfaltas. O kai šie tokie baisiai gražus aviukai, ėriukai. Tėvas su motina. Kodėl jie kitokios spalvos? Nes tėvas su motina. Pagaliau pasiekėm Šiaurės jūrą. Jaučiuos kaip šiauriai. Kiek jau esam nuėję? Nuėjom 17 kilometrų. Vienas iš tikslų yra pasiektas, esam jau prie jūros. Kažkokios rudos spalvos. Ruda jūra. Gavom lietaus pirmą kartą. Tikimės, kad ilgai nelis. Kojas patrauk, suvažinės to. Jeigu dar yra šypsena veide, tai dar gerai reiškia. Dar nėra blogai, tikrai. Dar viskas okei. Ar čia juokas per ašaras? Nein suprasti. Kokį vandenuką radom? Neįsim į degalinę daugiau. Va. Užteks šitokio. Geriam, tikrai geriam. Iš tikrųjų sužinosim rytoj. Jeigu atsikelsim. Geriams. Gerai. Dabar esam prie Šiaurės jūros. Šiandien jau nuėjom 32 kilometrus. Prie jūros vėjas yra tikrai didesnis, normalu, bet dabar bent jau nelyja.
vėl einam. Jau nuėjom 43 kilometrus. Ir dar nežinam sustoti. Kol kas tai. Ne, dabar yra 9 vakaro. Tai nu, dar gerą valandikę tai tikrai mėginsime eiti. Matysim, kaip seksis, kaip jaučiamės. Jo. Dabar iš tikrųjų tai biškai atkirta viena vieta. Galiu parodyti kokį. Atkirta šitas vietas. O šiaip tai gerai jaučiuosi. O aš galiu parodyti, su kokiais batais einu. Su atsektais, nes man spaudžiu pirštus. Tai va. Na ką, šiandien baigiam žygiuoti. Nuėjome 50 km. Dabar kursimės šitoje vietoje. Labai graži vieta. Tai eisim statyti palapinę. Ruošiamės pavakarieniauti. Yra... Čia buvo kaip pagal planą, lygiai 50, kai atėjom į šitą vietą. Na. Čia yra toksai kanaliukas, eisim apsiprausti ir eisim miegoti. Ir pavalgysim. Pavalgyti taip pat. Tada labanaktis. Labanaktis.